užimtas mano brangioji. Ateik čia. Kas? Matai, mano nauja suknelė. Kaip tau patinka? Štai koks reikalas, nauja suknelė. Gerai, įsižiūrėk, Tiuti. Atkreip dėmesį į nugarą. Kaip atrodo? Nepaprastai, tikra nugara. Negaliu kaip reikiant matyti. Gal taliją reikia aukščiau pakelti? Tiuti, reikia aukščiau pakelti ar ne? Taip, taliją reikia aukščiau pakelti. Negali būti, juk tai paskutinis mados šauksmas. Negaliu kaip reikiant matyti. Tiuti, paimk veidrodį palaikyk. Yra įmonėje parketo? Ir negavote? Matote, paskutiniu metu labai nedaug parketų išleidžiame, o pareikalavimas tai didelis. Taip, pareikalavimas tai didelis. Matote, mano vyras medžio apdirbimo įmonės direktorius. Va jūs, parfumerijos fabriko vyriausiasis buhalteris. Reiktų jums arčiau susipažinti, juk viens kitam galite būti naudingi. Taip, taip. Žinoma. O, pasibaigė. Koks jūs? Koko šambul. Kaip maloniai kvepia. Koks kvapas, koks flakonas. Nu, net akiai malonu. Ir nosiai, kaip sakant. Žinoma, ir nosiai. Į sveikatą. Ačiū. O vat vis dėlto, Koko šambul turi kažką tokio pigaus. Vadolcius gabena, tai 100 kartų geresnė būtų. Taip, taip, kaip sakant, jūs gerai sakot. Buhalteris, susipažinkite. Labai malonu. Tai jūs mano žmonos pusbrolis. Taip, taip, iš antros pusės tėvo. Taip, taip, iš motinos pusės. Matai, brangusis, ponas Duklius parketuko norėtų gauti. Namuką baigia statyti. Deja, parketo nėra. Krizė. Bet juk jis tikrasis mano pusbrolis. Aš tikiu, mano brangioji, bet kokį tai turi ryšį su parketu? Kokį ryšį? Jis mano pusbrolis. Aš tavo žmona. Tu medžio apdirbimo įmonės direktorius. Juk tai tiesioginiai ryšiai, Tiuti. Atleiskite, aš namuose interesantų nepriimu. Ai, supratau, nu, Palaukite! Tiuti. Kokią padėtį tu manęs tada į kokią padėtį? Tyčiuosi iš manęs ir dar mano giminaičio akivaizdoje. Na, giminaičių pastaruoju metu tai tau netrūksta. Man iš tikrųjų nesmagu, aš gal jau... Sakau, palaukite. Gana komedijų! Gana! Supranti? Ką? Komedijų? Ach, tu žvėris tu, tironas tu, gyvulytų, kaip tau negėda prie žmonių sukelti šitokį skandalą? Žalvis. Pasakysiu jums atvirai, šitaip ilgiau nebegalima. Žmonės man malonus, geri, o jis? O kiek turi prisikentėti ištekėjusi moteris? Siuvėjas jau. Bet jūs užeikite, jūs paketo gausite. Sudie. To siuvėjas, kodėl nepristatė sutartų laiku? Siuvėjas jau 1000 kartų mane atsiprašė. Aš irgi atsiprašau. Būtų užtekę ir vieną kartą atsiprašyti. Greičiau piesk čia. Siuvėjau, prašau. Aš pats su ją pakalbėsiu. Dorota! 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 Brangusis, kokia aš laiminga, o tu? Tai, kad nežinau, viskas taip netikėtai. Kodėl netikėtai? Manogi viskas buvo suplanuota. Suplanuota? Iš anksto? Brangusis, tavo ir balsas net pasikeitęs iš to viso. Taurelį išlenkiau, matote, šiek tiek melancholiško būdo. Tai mesk tą savo melancholiją ir padėkok man. Velniai rautų, niekur nerandu žmonos. Oi! Labai atsiprašau. Niekšė! Kaip jūs išdrįsote dorą moterį? 1000 kartų atsiprašau, kad jūs pirmoji pradėjote. Aš pirmoji? Kodėl jūs ginatės ne pirmoji, kaip jūsgi pati pasakėte? Ką aš pasakiau? Kas čia dedasi pagaliau? Tiuti, juk tu žinai, kad tavo žmona nepuola svetimiems vyrams ant kaklo. Tu privalai tinkamai nubausti tą akiplėšą. Meistre, būtų geriau, kad išeitume. Geriau išeikite! Ponas direktoriau, aš
Juk esu šiek tiek melancholiško būdo. Pasiimkite kostiumai ir eikite velniop su savo melancholišku būdu. Meistras Patarakas gal žmogus ir nežymus, bet niekinti savęs neleis. Aš reikalauju teisybės. Aš reikalauju teisybės. Prašau duoti ir antrą kostiumą. Ir aš tuoj pat iš čia žinau. Kokį antrą kostiumą? Ponios direktorienės kostiumą duokite daug. Ir aš tuoj pat iš čia žinau. Kiaulys. Ne, ponių pajautis pasakys, neatiduosiu. Šitas? Sukapokit mane iki pavėliaus, bet kostiumą neatiduosiu. Neleisiu tyčiotis iš savęs. Pasiimkite kostiumus ir eikite velniop iš čia. Plėšikai, žvėrys, mano drabužius. Miliciją iškviesiu. O jūs milicija, tai jūs plėšikai, jūs žvėrys. Milicija! 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 Tyliau! Milicija! Tyliau padarysiu viską, tik tai tyliau! Labadiena, medžio apdirbimo įmonė, klausau. Labadiena, čia direktorius. Patarakui išduokite parketo. Bet direktoriau, jūs puikiai žinote, kad parketo nėra. 60 kvadratinių metrų. Bet direktoriau, jūs manęs nesupratote. Parketo nėra. 60 kvadratinių metrų Patarakui. Taip, Patarakui. Kiek patrakė, ponas direktoriau? Nepratus šitaip nepatogiai apalpus gulėti. Patrink smilkinius susimildama, negadink šukuosinos. Kad ir taip jau sugadinta. Net gaila žiūrėt. Vargšelis. Tikiuosi, ligonis manęs nerimaudamas laukia. Daktarė, ji visai be sąmonės. Tai natūralu. Statistika rodo, kad iš 100 palpusių 99 yra be sąmonės. Pulsas geras. Ar nieko pavojingo? Kam, jums? Ne, jai. Jums leidus. Dar šiandieną paguldysime į nervų ligoninę. Tik pirmą sąmonę grąžinsime. Jėsime ledus ant galvos, garstyčias prie blauzdų, tauras ant sprando ir pečių, o į pausius leisime po 3 dėles. Tik reikės dubinio vandens ir kelių stiklinių. Kūną įtrinsime odą deginančiais krienais, pipirais ir... Ne, nereikia. Čiūti, mums laikas važiuoti. Labadiena, kaip jaučiatės? Komedija! Nu, komedija! Ką? Komedija? Komedija? Ak, man šilta! Ona vėl!